Sveiki, bičiuliai. Prieš 8 metus Lietuva šventė savo valstybės 100-metį. Ir patikėkit, aš be galo gerai pamenu tą dieną. Pamenu, kaip giedrai kvepėjo. Pamenu tūkstančių žmonių, tūkstančius trispalvių, šypsenų, tokio, oraus džiaugsmo. Ir buvo taip skalsu. Ir buvo toks jausmas vis tik. Viena vertus šiltas, kad štai tiek daug mes turim. Mes viską turim. Ir kartu buvo toks sprangus gumulas gerkliai. Ir viltis, kad kažkaip, kažkur, aš nežinau kaip, bet tie, kurie kovojo, tie, kurie kentėjo ir padarė daug daugiau nei bet kuris iš mūsų, kurie kovojo už tai, kad mes turime tą skalsą. Tie, kurie liko amžino įšalo žemėje ir niekada negrįžo, kad jie žino, kad mes turim, kad mes saugom, kad mes esam dėkingi, kad branginam, kad branginsim ir ginsim. Ir tuomet mane sustabdė žurnalistė. Ir ji manęs tiesiog paklausė, kokios Lietuvos jūs norėtumėt savo vaikams? Aš buvau su kūdikiu ant rankų ir vienu jau labai pakeliui. Ir aš pasimečiau, nes aš nežinojau, ką man atsakyti, aš sutrikau, aš net negalėjau artikuliuoti atsakymo. Ir ne todėl, kad aš nežinočiau, bet todėl, kad man atrodė, kad tai štai jau viskas, kad mes jau turim, mes jau čia gyvenam, mes gyvenam valstybėje, kuri yra laisva, valstybėje, kurioje galime jaustis laisvi, valstybėje, kuri yra demokratiška, kurioje galima nesutikti, valstybėje, kurioje galima, klausti ir gauti argumentuotus atsakymus, o ne todėl, kad taip reikia. Ar dar mesti kokią nesąmonę, frazę, kuri bandytų, mums akis užlieti kažkokiais brudais. Nors iš tikrųjų visiems aišku, ką norima pasakyti. Tiesa, jeigu tie bailiai ten gebėtų pasakyti, skambėtų daugiau mažiau taip. Ne todėl, kad taip reikia, o nes reikia tenkinti pono su mėšlinais čabatais užgaidas. Ir žinot, kas man yra baisiausia? Baisiausia, kad tie bailiai, kurie nori tenkinti ponų mėšlinais čabatais užgaidas, tenkina jas net neprašyti, vildamiesi įsiteikti. Nes, o jeigu ką? Tik tas o jeigu ką jų galvose, galiu galvą guldyti, skamba avdruk. Ir žinote, tuo pat metu aš žurnalistė atsakiau vienintelį dalyką, kuris buvo man ant liežuvio galo. Pasakiau, aš labai nenoriu, kad Lietuva nueitų Vengrijos keliu. Pasakiau ir keliem metam pamiršau. Vyliausi, kad mes pasimokėme ne tik iš savo kaimyninių valstybių klaidų, bet pasimokėme ir iš istorijos. Ir žinoma, aš labai dažnai sakau, kad istorija nesikartoja. Ir iš tiesų istorija nesikartoja. Bet ji geba pamokyti, ji geba supažindinti ir ji geba perspėti. Perspėti, kad demokratija silpnėja per mažus pokyčius, kuriuos kartais sunku pastebėti ir labai lengva pražiūrėti. Pokyčius ir per mažus sprendimus įbrukamos tų bailių, kurie anei supranta, ką daro, anei suprasti nori, o nori tik įtikti ir įsiteikti, to net neprašomi ponams, mėšliniems čabatams. Nes, o jeigu ką? Jie sako, bus tik geriau, tik nesako, kam bus geriau. Demokratija silpnėja per mažus kompromisus su pamatiniam vertybėm. Ir vėlgi, bičiuliai, aš net nesuprantu, kaip aš galiu kalbėti apie vertybės kaip premjerė, jas įvardina tik kaip tariamas ir menamas ir tuo pačiu siūlo grįžti prie šaknų. Tik prie kokių šaknų? Tikriausiai tyčia nepasako kokių ir kieno. Nemanau, kad jį kalba apie savo atstovaujamos partijos šaknis, kuri pirmoji prakalbo apie savistovę demokratišką respubliką. Prieš aušryje, to 100-mečio, kurį prieš 8 metus taip skalsiai minėjome, tikrai ne. Nei signataras Steponą Kairį ar į tautos statytoją Vladą Sirutavičių lygiuojasi, tie visi teisti ar blato ieškantis melagiai išpūtę akis, kurie pasičiapsėdami aiškina, kad tai jūs, mielieji, nieko nesuprantat. Ir šiaip, jeigu jau kalbam apie čepsėjimą, tai aš vis dar laukiu, kada drukteinis suvalgys kaklaraištį. Sakė žodžio žmogus. Bičiuliai,
Ir būtent todėl šiandien mes čia stovime, nes tuo keliu, kurio aš tai bijau ir tikiu, kad jūs taip pat bijote, mus stumia banda bailių, norinčių įsiteikti ponui su mėšlinais čebatais. Dėl visako, apdruk, dėl greito uždirbio, kad netrukdytume jiems dirbti. Bet žinokit, bijoti ir būti bailiu yra du skirtingi dalykai. Ir stovim čia mes, nes bijom, bet nesam bailiais. Nes jaučiame bendrystę su tais, kurie kovojo, padarė daugiau dėl mūsų, negu mes bet kada patys. Mes surinkome čia visus žmonės ne dėl vienos institucijos, ne dėl vieno įstatymo projekto, ne dėl vieno sprendimo. Mes susirinkome dėl daug didesnio dalyko. Mes susirinkome dėl valstybės, kurią mums paliko tie, kurie kovojo ir tie, kurie nebuvo bailiai. Dėl savo tėvynės, teisingai. Tad būkim drąsūs, net jei ir bijom. Drąsūs tiek, kiek galim būti drąsūs tiek, kiek tie, kurie kovojo už mus. O tie bailiai liks tik pamoka istorijai, kad nebailiams, norintiems įtikti ponams, su mėšlinais čebatais, ten vieta. Bet dar norėčiau pridėti ir vieną pamoką iš istorijos. Kas yra lietuvis? Ir ką kartojo kiekvienas bajoras, kiekvienas pilietis, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilietis, sukilėlis kovojęs už laisvę ir valstybę. Kad lietuvis pirmiausia yra tas, kuris myli laisvę ir gerbia Lietuvos statutą. Tad aš noriu visiems palinkėti. Nebūkim bailiais, būkim lietuviais. Ačiū.